Labas rytas. Šiandien reikia padaryti darbą, bene svarbiausia metuose. Oras, kai visada, nieko gero. Bitėm nepatiks, kad lendu, bet reikia suformuoti žiemai lizdą. Neformuosim, tai gali būti pavasario ne visas ir išlauks. Tai kažką parodysiu, kaip aš darau. Nežinau, ar jūs daro taip. Manau, kad reikia tai daryti. O dar judesiukas yra. Ir ką čia jos daro? Matyt, dar kokį grykį gal bando nešti. Oi, nesinori net jiem gadinti gyvenimo, bet reikia. Gal kas gyvenat arčiau, tai turit gal laiko, kada orai netokie blogi. Planau šeštadienį. Šeštadienį, aišku, lyjo, tai žolė pjau per lietų. Taip, žiūrim, kaip gyvena. Suspausta kaip tik už šitos, už tvorelės. Nėra bitučių. Gerai, reikia papykdyti dabar jas. Mūsų tikslas labai paprastas. Reikia, kad kur daugiausiai yra cukraus, medaus, tai kad būtų per vidurį. Matom tokie. Reikia kelis gal atidėjinėti. Neturiu kur čia pasidėsiu. Blogiausiai, kad tokiu metu negalima klaidų daryti su mama. Jeigu netyčiai su mama kas nutiks, tai turbūt ir viskas. Pabaiga. Gerai. Čia kažką jos prinešė, net man atrodo. Gerai, šitos biškį traukiam. Reikia surasti, kur daugiausiai yra cukraus. Ir žiemai paliekam, sako žmonės, kad būtų bent 2,5 kilogramo. Nu, va šitas neblogai. Kaip suprantu, kaip susiformuos kamuolys, jis nuo pačios kažkaip eina taip ir va taip. Tai pasižiūrim. Šiaip tai kažkaip šitos gana draugiškos šiandien. Šitas nebūdavo visą laiką ir piktos. Svarbu donelės, kad nebūtų per vidurį. Žiūrėkit, nes jei donelė per vidurį bus, tai gali pavalgyti per daug ir pilvukai paleis pilvukus. Tai geriau, kad donelė būtų iš kraštų. O, pažiūrėjau, šitas tai nelabai koksai. Tuoj visus reikia pasižiūrėti situaciją ir tada žinot, kur per vidurį dėti, kur ir ką. Kur į kokią pusę stumti. Gana visų panašiai taip. Reiškia, galima buvo daugiau suspausti, kad prisineštų tik ten, kur reikia. Perų nebėra ir pagal temperatūrą matau, kad nebėra. Taip, šitas visai lengvutis, tai gerai, tegul. Šiaip visai pačios tvarkingai susikrovė šitos. Kiekviena šeima būna vis skirtingai. Gerai, biškį dar užpurkšim. Tai taip. Kurie čia dabar lengviausi pagal svorį gal galima. Šitas sunkiausias. Šitas sunkiausias. Va, šitas sunkus, gerai. Nieko daug nėra, bet sunkus. Gerai, a šitas kaip. Ai, visai neblogai, pagal svorį čia dedam, jis bus kaip per vidurį. Geriausiai.
Suspaudžiam truputį. Nu ir šitas visai sveria. Ai, dargi 100 turim. Kaip čia su šituo svoriu? Va, irgi neblogas svoris. Šitą dedam. Va čia. Ir gausis vidurys. Oi, biški pritraiškiau čia per tą. Supykdžiau čia. Čia jau per mano kaltę nepamačiau, kad šitą plasmasį ir pratraukiu taip. Klaidos. Ir supyko iškart. Gerai, va taip. Suspaudžiam viską. Reiks dar vaistus išimt. 10 savaičių dar man atrodo nepraėjo, reiks pasiskaičiuoti, kiek čia, kada aš jas dėjau. 10 savaičių, nelaikykit, kai kiti visus metus ten laiko. Gerai, liktai suspaudžiau kiek. Sunkiai spaudžiu. Gerai, su šita paprasta buvo. Lavaniukus išmetam. Uždengiam. Ir uždarysim. Nu, davai, lyskit, nenoriu prispausti jūsų. Kaip matom, pripikiuot nieko nespėja čia pripikiuot. Nieko, paliksim. Čia. Štai per tą pikį pirštinės tikrai susgadinau. Dabar įsidėjau atšylo rankos ir limpa iš vidaus. Tikrai nemalonus jausmas. Važiuokit. Tai kaip ir viskas paprasta, nežinau, čia gal nebuvo pats geriausias pavyzdys, nes būna kartais per vidurį cukraus medaus, kaip pavadinsi, to sirpo prisineša truputį, kraštuose daug, o jie per vidurį, jeigu kamuolį suformuoja žiemai ir jeigu tai eina, suvalgo, o kraštų ir nepasiekia. Būna, sako žmonės, atidarai, medaus nuo cukraus sirpo yra šone, o bičių nebėra. Tai kad taip nebūtų, stenkitės per vidurį daugiausiai sukrauti, donelį į šoną ir viskas. Ir bus pavasarį, manau, viskas gerai. Aš nenoriu prisikalbėti, niekada man dar nebuvo taip, kad pavasarį atsidaryčiau ir viso gero būtų. Tikiuosi ir nebus. Gerai, praeisiu toliau visas. Savaitgalį šeštadienis buvo lietingas, lyjo, žolę pjoviau per lietų, nelabai kaip jauna, bet nupjoviau. Viskas, žolės sezonas baigtas, bičių beveik, reikia dar nudūminti, nepaprastai nudūminti, o turbūt įsinamosiu garintuvą. Jeigu ir jūs norite įsinamoti, linką iš kur pridėsiu komentarę. Arba dar užrašysiu ir tikriausiai ir video. Tai iki kitų savaitgalių, trumpa laida, bet labai svarbi. Nepamirškite to padaryti ir bus viskas gerai. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.